Давай, Холодный, как его фамилия. Он никогда не говорит мне теплых слов. Ах, красота моя выходит, ты бессильная. Не можешь ты разжечь в душе его любовь. Dar laisvėje galima galbūt susidoroti su žmogum, kuris kažkam tai kliudo ar kažkas tai yra tarpusavio santykiuose negerai. Bet kai yra žmogus, ta prasme, uždarytas vienas kamera ir ten niekas papulti negali, tai man atrodo, čia tik tai kažkokios tai vidinės jėgos, kurios turi kažkokią tai galią šitoje srityje. Vidinės jėgos, tai ką jūs turit galvoje, sakydami? Galbūt per daug žinojo, galbūt... Nes kaip ir jis jau buvo pradėjęs bendradarbiauti, pradėjęs šnekėti, galbūt kažkas išsigando, kad kažką tai atskleis, gal kažkam tai buvo naudinga, ta prasme, nes dabar kiek aš žinau, kad jau bus kaip ir ant jo, tas visas kaip ir jau kaltinimas ant jo ir kaip ir nurašytas. Savo karjerą nusikaltėlių pasaulyje Valdas Blinkevičius pradėjo Panevėžio Vyšniukų gaujoje. Buvo vadinama šios grupuotės vadeivos Artūro Vyšniausko dešiniąja ranka. Energingas, fiziškai stiprus ir turintis plačius ryšius. Atsargus ir visur spėjantis, kaip ir visi tulpiniai. Bent tai buvo manoma iki praėjusių metų, kol apie tulpinių vykdytus nusikaltimus neprakalbo Dainius Kačkauskas, kol dar Blinkevičius nebuvo sulaikytas ir nebuvo atskleista prokuroro Gintauto Sereiko žmogžudystė. Absoliučiai nerandu šitame ryšio. Kad būtent jisai prie Sereikos, kam jam tai buvo reikalinga. Aš manau, kad tikrai buvo daugiau žmonių, kuriem tai buvo žymiai naudingiau negu jam pačiam. Porą mėnesių praleidęs už grotų Valdas Blinkevičius palūžo. Jis prisipažino pats suradęs žmogų, savo pažįstamą sutikusi paleisti kulkas į prokurorą Sereiką. Tokiu būdu tapo žinoma ne tik apie pastarojo nusikaltimo vykdytoją Arūną Varną, bet ir apie kitus panevėžiečių įvykdytus nusikaltimus. Blinkevičius įvykio vietoje davė parodymus ir tuomet, praėjusių metų spalio 31-ąją, anksti ryte iš Lukiškių pareigūnų išvežtas Panevėžio link. Tai akimirkos, kada Valdas Blinkevičius paskutinį kartą įžengė į 228 numeriu paženklintą Lukiškių kamerą. Iki 12 nakties vos kelios sekundės. Kalėjimo darbuotojas apžiūrė visas kameras. Pažiūrėjęs į kamerą, jisai pamatė, kad kalinys yra Valdas Blinkevičius, ant jo kaklo yra kilpa, tai yra televizijos laidas ir tada prižiūrėtojas iš karto paskelbė aliarmą, iškvietė atsakingus pareigūnus. Vienas eiti į kameros vidų ir nupjauti kabelį, kuris ant suimtojo kaklo jis negali, draudžia įstatymai. Todėl uniformuotas vyriškis laukia atvykstant kolegų. Šie ties Blinkevičiaus kamera pasirodo po 2:03 minutės. Kiek turiu žinių, kad jis buvo nuvežtas į Rokiškį, ten su juo susidorota ir pavežta atgal į Lukiškės. Tai jį jau mirusi atvežė į Lukiškės? Aš manau, kad taip. Neįtikėtinos versijos ir kaltinimai nuskambėjo tuoj po Blinkevičiaus mirties. Tai, kas iš pirmojo žvilgsnio atrodo pernelyg drastiška ir nepamatuota. Kalėjime atlikto tarnybinio patikrinimo ir teismo medicinos ekspertų išvados turėjo pareigūnams padėti atsakyti pagrindinį klausimą. Ar tikrai prokuroro Gintauto Sereikos nužudymo organizavimu kaltintas panevėžietis Valdas Blinkevičius pats nusprendė pasitraukti iš gyvenimo? Ar tikrai su juo svetimomis rankomis nesusidorojo kiti suimti Panevėžio tulpiniai? Nuo pradžios iki galo žinojo apie rengiamą prokuroro žmogžudystę, o gal net jie ir užsakė. Galima pacituoti ekspertų išvadą, kad Valdas Blinkevičius mirė nuo uždusimo suspaudus kaklo organų skilpą. Į tai nurodo viengubai įstrižai kylanti tvirda, stanguliacinė vaga taškinės kraujosrūvos
vokų junginėse ir po plaučių krūtinplėvę, vidaus organų pilnakraujystę. Taip pat buvo nustatyta, kad Blinkevičiaus lavone rasta kraujosruva galvos minkštuose audiniuose kairėje smilkininėje pusėje, padaryta kietų bukų daiktų poveikyje prieš pat mirtį. Išvada, kuris sukėlė begalę spėlionių ir privertė pareigūnus kreiptis į teismo ekspertus dėl 2 papildomų ekspertizių. Čia tiesiog per visą paodinė tokia didžiulė kraujosruva, toks tinklas didžiulis, raudonas. Grinai pasiekmė kažkokio tai stipraus sutrenkimo ar tai trenkimo. Gavus šitą ekspertizę buvo paskirta papildoma ekspertizė, kurioje buvo tiesiogiai užduoti 2 klausimai, kurie buvo aktualūs mums. Tai ar minėta kraujosruva galvos minkštuose audiniuose buvo padaryta trauminio poveikio metu ar kritimų metu atsitrenkiant į kietus bukus daiktus. Taip pat mes norėjom patikslinti tiksliai prieš kiek laiko tai atsirado ši kraujosruva. Papildomos teismo medicinės ekspertizės akte, atsakydami į šiuos klausimus, teismo medicinos ekspertai nurodė, kad kraujosruva galvos minkštuose audiniuose kairėje smilkininėje srityje padaryta kietų bukų daiktų poveikyje. Nustatyti, ar kraujosruva padaryta trauminio poveikio pasėkoje ar griuvimo metu atsitrenkiant į kietus bukus paviršius nėra galimybės. Jie faktiškai ne tik, kad gali, jie privalėtų pateikti tas išvadas. Nes mano manimo ekspertizai neturi būti atsakymo nustatyti negalima. Tai kas tada gali nustatyti, jeigu ne ekspertizė? Jie nustatė, kad alkoholio nėra, narkotikų nėra, kas liečia visus biocheminius tyrimus. O vat būtent dėl smūgio į galvą ir neaišku. Neaišku, iš kur atsirado. Yra trenkta kietų bukų daiktų. Į antrą klausimą, prieš kiek laiko čia atsirado kraujosruva, teismo medicinos ekspertai atstatė, kad kraujosruva padaryta 4 valandų bėgyje iki mirties. Jeigu likus 3-4 valandoms iki šito įvykio jiems buvo suduota, reiškia, tas įvykis turėjo įvykti apie 10 valandą, bet aš noriu pasakyti, kad 10 valandą po signalo miegoti visos pirmojo korpuso kameros ir tame tarpe ta kamera, kur buvo laikomas kalinamasis Blinkevičius, yra priduodama signalizacijai. Ir antra, tas postas, kur būtent įvyko tas įvykis, jis nuolat yra stebimas vaizdo stebėjimo sistema. Kas, kokioje vietoje ir kodėl paliko žymės Valdo Blinkevičiaus smilkinyje, likus 3-4 valandoms iki mirties, šiandien galima tik spėlioti. Pareigūnai ar jis pats? Atsitiktinai ar sąmoningai save žalodamas? Yra tokių daiktų, kietų bukų, į kuriuos atsitrenkę būtų galima susižaloti? Pradedant nuo sienų, nuo durų, nuo grindų. Kameroj, kur buvo laikomas kalinamasis Blinkevičius, buvo 2 lovos, 2 aukštų lovos, buvo spintelė skirta maisto produktams laikyti, buvo stalas, buvo 2 kėdės, buvo tokia nedidelė spintelė, senelė, kuri atitveria klozetą nuo kameros. Praktiškai tokių predmetų, tokių daiktų buvo labai daug. Tai yra grinai tik tai abstraktus dalykas, kietas bukas daiktas. Tai galėjo būti bet kas, siena, lovos atremos, grindys, bet kas galėjo būti. Yra ir dar viena įdomi detalė, apie kurią po sulaikytojo mirties nebuvo prasitarta tiek žurnalistams, tiek ir Blinkevičiaus giminėms. Tuoj po įvykio jūs žinojot, kad jūsų vyras buvo apsisukęs aplink kaklą rankšluostį? Ne, buvo pasakyta 2 kartai apstuktas storų kabelių, būtent televizijoje šito kabelių, apie rankšluostį nebuvo kalbėta visiškai. Visiškai. 2-3 savaičių bėgi, tada jau paskui atsirado šitą versiją, kad jau atsirado rankšluostis ant kaklo. Man asmeniškai logikos tame nėra. Visų pirma, jeigu apsivinioti kaklą rankšluosčiu, tai yra ilgesnė mirtis, mano supratimu. Tai yra dusinimas jau kažkoks. Tai jeigu žmogus jau yra nusprendęs, daleiskim, pasitraukti, tai jisai jau, kad kuo greičiau, kam jam kankintis.
Yra taip, kaip yra. Tai yra faktas, užfiksuotas faktas, kad jisai buvo apsivyniojęs rankšluosčiu ir po to užsidėjęs televizijos kabelį. Vilijai Blinkevičienei sunku patikėti, kad jos vyrui, nusprendusiam nusižudyti, pirmiausia parūpo, jog ant kaklo neliktų žymių. Deja, prie tyrimo medžiagos prisektos vienintelės ekspertų įvykio vietoje darytos nuotraukos jokios papildomos informacijos nesuteikia. Mūsų irgi įstaigoje buvo toks įvykis, kai nuteistasis iki gyvos galvos bandė pasikart, bet buvo laiku pastebėtas, buvo atgaivintas, buvo nukreiptas į laisvės atėmimo vietų ligoninę, bet po to, po savaitės jis vėl ten pats pasismaugė, būtent su rankšluosčiu, kadangi šlapias rankšluostis apvyniojamas aplink kaklo ir po to, kai jis sudžiūna, jis tiesiogiai pasmaugė tą žmogų. Jų išvados yra tokios, bet aš asmeniškai visiškai netikiu. Visiškai netikiu. Jeigu žmogus ir pasirinktų, visų pirma, jis nepasirinktų tokios ilgos ir, ta prasme, kankinančios kažkokios tai mirties. Šito tyrimo mes nenustatėme, kad kas nors prieš jį būtų naudojęs smurtą. Todėl mes tai atmetam šią galimybę, atmetam kategoriškai tyrimo metu, tai buvo atmesta. Prokuratūra bylą dėl tariamo Valdo Blinkevičiaus nužudimo atsisakė kelti. Tuo tarpu Vilija Blinkevičienė teigia rankų nenuleisinti. Dasiekė kalbos tokios, kad jeigu aš noriu ramiai gyventi ir noriu, kad mano vaikas ramiai pareitų iš mokyklos, kad aš ta prasme sėdėčiau kaip pelytė po šluota, ir absoliučiai nieko nedaryčiau, niekur nesikiščiau, nieko neieškočiau. Jeigu aš noriu ramybės.